Labas, Ieva. Labas, Vitalijau. Smagu labai, kad sutikai pasidalinti savo pardavimo ir marketingo įžvalgom su mūsų auditorija. Noriu visada, kad mūsų auditorija gautų kažkokias naujas žinias, naujus minčių srautą ir šiuo atveju Ieva turi daug patirties marketingo srity, pardavimo srity. Tai kalbant apie visą elektroninę prekybą, manau, kad irgi galima bus iš šio webinaro pasisemti įdomių minčių. Tai Ieva, nuo ko pradėsime, kaip tu galvoji? Aš žinai irgi galvoju iš tikrųjų nuo ko pradėti, nes tai, apie ką šnekėsim, iš esmės yra tarsi visiems žinomi dalykai, ar ne? Bet kai tau reikia kryptingai apie kažką pradėti mąstyti, va, tai reikia to atspirties taško, tai nuo ko pradedam šnekėti. Tai aš siūlau iš tikrųjų pradėti šnekėti nuo konstantos, kad kai pasidarai elektroninę parduotuvę, tai jinai yra, įsivaizduokim, kažkur ten Veisiejų rajone ar ne parduotuvę ir staiga kažkas pas tave ten turi žinot, kodėl ateiti. Tai kaip padaryti, kad žodžiu, tas srautas ateitų ir ką tikslinga daryti ir kaip suprasti, kaip čia veikia ta mano parduotuvė. Tai sakyčiau, pradžia galėtų būti bendrai apie tą srauto generavimą ir kaip čia susivokti. Nes iš tikrųjų tas srauto generavimas yra pakankamai tokia tipinė problema. Tarkim, šiandien turėjom skambutį su klientu, kur sako, buvo pardavimų, praeitą mėnesį labai mažai pardavimų, dabar vėl yra pardavimų. Kas negerai su ta parduotuvė? Tai mūsų pagrindiniai buvo klausimai, ar tu žiūri kažkokią analitiką, statistiką, ar tu tos duomenys analizuoji, kodėl buvo daugiau, mažiau, kokia išeiga, tai vadinama ta konversija iš lankytojų į pirkėjus. Tai iš vienos pusės nustebino atsakymas, kad nieko nežiūri, o kur žiūrėt. Tai dėja, bet dažna situacija, kad girdim savo pusėje. Tai gal norėtųsi pradžioj netgi pradėti kalbėti apie tai, kad kaip minimum turi būti kažkokie minimalūs tokie įrankiai, kaip nežinau, Google Analytics, turbūt kaip būtinybė šiai dienai, kur galima žiūrėti srautą, iš kur atėjo, kiek nupirko, ką nupirko. Be abejo, su dabartiniais reglamentavimais iš ES apie tos slapukus, kur ne visi sutinka. Tai pastebėjom, kad maždaug tik pusė sutinka ir tai, ką mato Google Analytics, yra maždaug pusė tų duomenų, ką iš tikrųjų, kokį srautą turėjo ta elektroninė parduotuvė, nes ne visi sutinka su slapukais, o dalis tiesiog ignoruoja tą pranešimą šone ir naršo puslapyje neatlikę nei sutikimo, nei nesutikimo, bet a priori tai skaitosi, kad nesutiko. Tai kalbant apie analizę, tai Google Analytics turbūt pirmas įrankis, kurį iš vis reikėtų naudoti, kad matyt lankomumą, matyt konversijas, ko ieško tinklalapyje, bet tarkime, žmogus tai pasidarė ir mato, apsilankė 500 žmonių, 300 įsidėjo krepšelį, 50 dėjo iki pirkimo puslapį ir 10 nusipirko. Iš esmės, iš 510 tai tokia būtų jau visai nebloga, sakyčiau, ir konversija iš tikrųjų, bet ką toliau žmonėm daryti? Gal gali juos užvesti ant kelio, kaip tais duomenim manipuliuoti, kas yra svarbu, kas mažiau svarbu, į ką jiems atkreipti dėmesį? Tai žinai, gal sakyčiau, nuo tokių praktinių patarimų, nes teorija neįdomu šnekėti, žinai, realiai iš praktikos, ką darau ir ką daro mano kolegos, profesionalus marketingistai, ar ne, atėjo, tarkim, pas kažkokį klientą analizuotis, kas vyksta. Tai taip, tu teisus, Google Analytics'as yra vienas iš esminių įrankių bendrai susivokti, iš kur ateina srautas, nes tai yra ne tik bendrai to srauto kiekis, bet ir plus iš kur tas srautas ateina, tai yra kanalų, ar ne? Ir pirmas dalykas, ką dažniausiai marketingistai žiūri, tai žiūri, koks yra organinis srautas, koks yra mokamas srautas, ta prasme, koks dydis procentaliai, žinai, paskirstomas. Ir tada matosi, pavyzdžiui, jeigu didžiąją dalį užima mokamas srautas, tai viskas aišku, kad realiai tavo pardės niekas nežino. Nes jeigu tu moki ir gauni srautą, tik tai tu, ta prasme, didžiausią dalį sudaro, kad tu moki ir gauni srautą, tai reiškia, kai tu kirsi savo investicijas, be injekcijos nieko nebus, viskas staiga nuvažiuos žemyn. Tai koks yra tikslas, iš esmės, darant marketinginius veiksmus, čia taip ir šnekėsiu, žinai, ką pamatai ir ką reikėtų pasidaryti. Tai jeigu matai, kad tavo organinis srautas
procentaliai yra mažesnis negu mokamas srautas, tai iš esmės reikėtų labai stipriai padirbėti su prekės ženklų žinomumu, atpažįstamumu. Kitu atveju visą laiką teks investuoti į reklamą ir visada būsit priklausomi čia kaip narkomanas prie adatos, ar ne? Tai reiškia, marketinginis pirmas tikslas iš karto dirbti su organiniu srautu. Organinis srautas auginamas yra, sakau, per prekės ženklo žinomumą, atpažįstamumą, tradicinę mediją, radijas, telikas, čia ne visi turi tam pinigų ar neinvestuoti. Kitur tai gali būti kažkokia lauko reklama, gali būti važinėjantis troleibusai ir taip toliau, jeigu norim, greitai kažkokio tai efekto, ar ne? Kitais atvejais, jeigu tai yra skaitmeninė reklama, tai, tam reikės daug investicijų. Vis tiek reikia atmasažuoti, kad žmonės taiga, pradėtų tave žinoti, atpažinti ir taip toliau. Tai kai tas organinis srautas tik tai pradeda augti ir pasidaro, kokį bent jau 40%, ar ne, ten yra ir 60% pas kažką yra, tai reiškia, įmonės prekės ženklas yra žinomas ir jau organiškai žmonės ateina, nereikia jiems sumokėti, kad atsivesti, ar ne, tai čia pirmas dalykas, į ką, sakyčiau, reikėtų atkreipti dėmesį. Tai kitas toks dalykas, į ką žiūri marketingistai, tai yra, kiek to srauto atėjo, bet domuo jis neturi prasmės, jeigu aš neturiu su kuo jo palyginti. Gerai, atėjo 1000 žmonių, o ką žinau, čia daug ar mažai, ar kaip, ar ne? Bet jeigu aš matau, tarkim, metų laikotarpį ir kiekvieną mėnesį atskirai, ar ne? Ir plus aš dar galiu su buvusiais laikotarpiais palyginti. Tai vienas dalykas, aš galiu matyti kažkokį tai trendą, ar ne? Nes niekada nebus taip, kad tik tai high seasonas eina ir viskas. Kitas dalykas įsivertinti sezoniškumą, nes būna, krito, bet tai gal sezonas mažėja, ar ne? Ir biškį su asortimentu reikėtų kitaip padirbėti. Tai žiūrim srautą ir tada žiūrim konversijos rodiklį. Tai reiškia tiek žmonių procentaliai, kurie, atėjo ir nusipirko. Ir su to konversijos rodikliu irgi ten yra labai tokių įdomių dalykų. Vienas konversijos rodiklis gali būti į pardavimus, tai yra atėjo srautas ir nupirko arba nenupirko. Ir tada matom, ar ne, ir sprendžiam klausimą, kodėl nenupirko. Kitas momentas yra konversijos rodiklis į prekių krepšelių įsidėjimą arba į užsakymo atlikimą. Nes gali būti taip, kad atėjo srautas, įsidėjo į krepšelį, bet nenupirko. Gali būti taip, atėjo, įsidėjo į krepšelį, atėjo iki užsakymo, patikė užsakymą, bet pasakė, kad sumokės atsiėmimo metu ir neatėjo, ar ne? Tai čia jau dar kitas klausimas. Tai šita analitika, jinai padeda suvokti iš esmės, kas vyksta su tuo vartotoju. Toks bendras hintas galėčiau pasakyti, kad jeigu žmogus įsidėjo į krepšelį prekę, tai reiškia, kad jo willingness to pay yra visai netoli. Willingness to pay tai yra riba, kiek žmogus yra pasiruošęs mokėti už jūsų prekę. Jeigu jis jau ją į krepšelį įsidėjo, tai reiškia, kad atotrūkis nėra didelis. Ir marketinginės priemonės, kurios skatina, žodžiu, ten paliktus krepšelius kažkaip suaktyvinti, tai, sakyčiau, čia yra tikslingiausios nuolaidos taikymas, nes vartotojas jau yra beveik pasirengęs ir tas netolimas atotrūkis yra. Tai šitą dalyką reikėtų žiūrėti. Į ką dar marketingistai kreipia dėmesį, tai yra vidutinis krepšelis. Čia gal analitiksai neparodės, reikėtų viduje žiūrėti, galima per buhalterinės įvairiausias programas, nes jeigu žmogus gaudosi duomenyse, tai nebūtinai turi būti sukramtyti duomenys, galima tiesiog iš fakto paimti ir susipjaustyti, ten pivotą pasidaryti ir pamatyti. Tai tas vidutinis krepšelis, nes pardavimai susideda iš srauto, konversijos ir vidutinio krepšelio. Tai čia irgi dar yra svarbus momentas ir jeigu tas vidutinis krepšelis svyruoja, tada lendu į asortimentą ir žiūriu iš tikrųjų, ką žmonės perka ir kodėl svyruoja tas krepšelis. Gal tiesiog pradėjo pirkti mažiau prekių arba pradėjo pirkti pigesnės kažkokias prekes. Tai čia dar kitas momentas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Iš tokių bazinių, sakyčiau, esminių duomenų, nes priemonės marketinginės jų yra be galo daug, nieko jūs čia naujo nesugalvosit, bet esmė yra suprasti, kas atsitiko su mano parduotuve. Nes krito pardavimai yra labai bendras toksai terminas. Tai krito pardavimai kuo? Ar srautas sumažėjo ar ne, ar konversija sumažėjo, srautas tas pats, bet jie tiesiog neperka,
ar vidutinis krepšelis sumažėjo, nes priemonės pakelti krepšelį gali būti visiškai kitokios negu, tarkim, konversijos skatinimo rodiklis. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu srautas nesikeičia, konversijos rodiklis nesikeičia, bet aš noriu pakelti pardavimus, ar ne, tai aš galiu tada tiesiog didinti vidutinio krepšelio sumą, dauginti prekių, kurias perka klientas vienu metu. Ta prasme, visokių dar palydinčių prekių jam sukrauti, tada krepšelis auga, ir automatiškai pardavimai tada didėja. Bet jeigu problema yra, kad srautas nukrito, tai tada yra visiškai kitos priemonės. Tai yra, einu, komunikuoju ir bandau pritraukti pas save į parduotuvės srautą. Tai galima labai klaidingų tokių įžvalgų pasidaryti, jeigu šitų esminių tokių duomenų nesusižiūri. Čia tokie esminiai, žinai. O dar pagrįžtant prie Google Analyticsų, žinai, kažkaip šnekėjau ir prisiminiau, žinai, į ką aš dar žiūriu. Vienas dalykas yra tas mano minėtas organinis srautas ir mokamas srautas. Kitas dalykas yra, jeigu įmonė turi sutartį su kainų palyginimo portalais, yra labai geras momentas susivokti, ar mano kainodara yra gera ar ne. Nes jeigu matom sviravimus būtent per šitą srauto įgyjimo priemonę, tai reikia eiti ir žiūrėti kainodarą ir lygintis su konkurentais, nes jeigu iš šito portalo pas jūs pradėjo nebeateiti srautas, ar ne būtent per šitą krito, ten ne portalo, kelių skirtingų portalų, tai atsakymas irgi aiškus, kad kažkas vis dėlto yra negerai. Beje, su kainodara yra dar vienas labai geras momentas, kaip pasižiūrėti, tai yra kortelių atvertimo skaičius. Tai reiškia, kad jūs pažiūrite, kiek unikali kortelė SKU buvo kartų atverta, tada kiek ta konkreti prekė buvo įsidėta į krepšelį ir tada nupirkta. Tai iš esmės, jeigu žmogus atvertinėja šitas prekės kortelę, reiškia, jam ta prekė yra įdomi, bet jisai nededa pas save į krepšelį. Tai arba kaina netinka, arba su aprašymu yra kažkas negerai. Prasme, kad neįvyksta transakcija nuo pažiūrėjau prekę į įsidėjau. Čia tada yra momentas, kurį reikėtų išsispręsti. Dabar galvoju, kas čia dar iš tokių srauto generavimo kanalų, kas yra svarbu. Aš gal papildysiu tą progą. Pradžioje dar minėjai apie tiek tą SEO, tiek tą mokamą reklamą. Dažnai irgi klientą minim turės kaip lengvai įsivaizduoti supinės, kur iš pradžių, kai tu startuoji kažkokį naują verslą, naują parduotuvę, tai be abejo tavo organinis srautas link nulio yra, tai vienintelis būdas, kad tu gali su mokama reklama taip didesnį kiekį praktiškai turėti, bet ilgainiui ta mokama reklama turėtų mažėti, o SEO ta įtaka didėti. Tai vėlgi, kad tas SEO pasiekti, tai turi būti straipsniai, turi būti raktažodžiai, turi būti tie raktažodžiai naudojami. Yra, aišku, atskiras webinaras apie tą, mes filmavom kažkada apie būtent SEO dalį. Tai nesiplėsiu labai, bet iš esmės, kuo daugiau turinio puslapyje apie tai, ko mes norim, kad mus surastų, tai to geriau. Ir dar viena irgi nebloga strategija veikia per tą prizmę, kad tas straipsnių rašymas gali būti susijęs su to, kaip išsirinkti paspirtuką. Tai reiškia, mes gaudom netgi auditoriją, kuri nežino, ko jį nori, tai jį niekada pas mane neateis pagal paspirtukų modelį, kažkokį gamintoją, bet pagauti jį, tą dar besidominti ir duoti jam straipsnį, galiausiai jį su remarketingu po to persekiot, kol jis nenupirks, ten Facebook'o, Instagram'o tinkluose ar Google. Tai visai geras irgi dalykas tas persekiojimo. Kainų palyginimo portalas taip, ypač tose, kur galima palyginti kainodarą. Iš vienos pusės, aišku, tai nesmagus momentas tame, kad turi būti centų pigesnis negu konkurentas. Ir toks dempingas prasideda, bet tai tikrai vienas iš tokių, sakyčiau, efektyviausių kanalų. Aš žinai, kaip su kainų palyginimo portalais, kaip yra. Jeigu vartotojas nesupranta kitų verčių, kurias jisai gauna, kaina lieka vienintelis kriterijus spręsti, iš kurio providerio pirkti. Tai ką reikėtų daryti tuo atveju, jeigu į kainos karus negalite įlysti. Tai tada yra pačios parduotuvės reputacija, aptarnavimas, sistema, nes žmonės po kiek laiko jie nenori mokėti mažiau, jeigu po to turi daug problemų, ar ne?
Tai jeigu negalite kovoti tų kaininių karų, pagalvokit, žodžiu, iš tos pusės, kokias pridėtinės vertės galite suteikti vartotojų, kurios per kainą neina, ar ne? Tiesiog, kad labai patogus valdymas yra, greiti atsakymai, ten atsiliepimų daug, kažkokios informacijos daugiau, nes kuo pasitikėjimas didesnis yra parduotuvė, tas reputacinis klausimas, tuo mažiau bus svarbi kaina. Ir aišku, visada bus žmonių jautrių kainai, taip yra, nes pasirenkant šitas atributas yra jiems svarbiausias, bet ne visi žmonės yra jautrus kainai. Ta reikia suprasti, nereikia visų vienodai įvertinti. Dar kitas dalykas, žinai, apie kanalus kalbant, kai šneku su klientai, žinai, pasakoju šitą dalyką, kad ar mums reikia pirkti AdWords, žinai, čia irgi apie tą srautą. Ir tu negali nepirkti, būdamas tam tikroje rinkoje, nes iš esmės, ką daro AdWords, kuriuos klientus čia pagauna. Tai yra klientas šiltas, kuris jau žino, ko jisai nori ir jo situacija yra tokia, kad jis renkasi arba pas save, pas ten vieną pirkti ar pas kitą, ta prasme, jis tarp konkurencijos renkasi, bet jis jau žino, ko jisai nori. Tai tokiu atveju jūs dalyvaujate toj konkurenciniai kovoj, kuris čia nugalės, žodžiu, su šiltu klientu. Bet pavyzdžiui, jeigu klientas nežino ar ne, jį reikia dar užnorinti, tai jokie AdWordsai neveikia, nes čia nėra jokia panacėja. Jeigu klientą reikia užnorinti, su AdWordsais tu jo neužnorinsi, nes tai yra visiškai kitas vaidmuo šito kanalo. Tai tada atsiranda GDN, tai yra Google baneriai, tada atsiranda bendrai banerinės kampanijos pas partnerius, portaluose kažkokiuose gali būti, ar ne, tada Facebooko reklama, nes jinai per savo vizualizacijas, jinai būtent ir užnorina. Tai taip loginė prasme, kad čia yra visiškai neapšildyti tie šalti klientai, kuriuos mes atmasažuojam, o paskui ten AdWordsai jau su visai kitais dirba. Tai čia irgi dar yra momentas toks susiprasti, kas vyksta, nes jeigu tu matai, kad pas tave didžiausias srautas ateina per AdWordsus, tai iš esmės žmonės žino tą produktą ir tu laimi ten toj konkurenciniai kovoj, tau nereikia įrodinėti vienų ar kitų tiesų. Ir dar tokį momentą pagalvojau, žinai, kol kalbamės. Kai atsitinka kažkas blogai ir matom, kad griūna srautas, ar ne, neina pardavimai, tai pirmiausia, neinam ir nesibaram su savo darbuotojais, nes galbūt čia ne jie kalti, žodžiu, kad kažkas atsitiko. Labai geras dalykas, beje, vakar naudojausi, yra toksai portalas SimilarWeb. Ir aišku, jisai yra mokamas, jeigu nori daugiau kažkokių tai duomenų matyti, bet bendrus duomenis pasilyginti save su konkurentais yra labai sveika ir ten galima pamatyti. Tai susimetat save versus visus konkurentus ir galit pamatyti srautą. Tai kai aš matau, kad pas konkurentus ten irgi kritimas po 25%, po 50% sraute, tai man biškai atsiranda toksai suvokimas, kad, žiūrėk, čia kažkas jau su rinka yra. Čia nėra mano kažkokia problema, bet čia yra bendra rinkos problema ir tas bangas galima pamatyti. Tai nūdienos situacijoje nemažai iš tikrųjų yra įmonių, kurios šiuo metu susiduria su pardavimų kritimais. Tai gali būti sezono klausimas, bet tai gali būti ir bendrai rinkos klausimas, tai tikrai rekomenduoju pasinaudoti šitų portalų ir pabandyti susivesti savo ir pasižiūrėti. Jeigu bus naudinga, tai tada jau galima, žodžiu, įsigyti, bet nemokamas variantas leidžia tikrai pasižiūrėti ir pasilyginti save versus konkurentus. Neblogas momentas. Dažnai galvoju apie klientus ir lojalių klientų bazę. Nes iš esmės, kaip yra, žinai, marketinge naujas klientas, kuris pirmą kartą nusipirko, vadinam, dabar galvoju, čia kairė dešinė, kaip čia mane mato, žodžiu, viskas yra taip, kad prasideda nuo new member acquisition. Tai yra, kad aš iš įmonės perspektyvos tarsi nusiperku klientą, kai jisai padaro pas mane pirmą kartą pirkimą, nes aš investavau į reklamą ir taip toliau, tas klientas pirmą kartą nupirko ir ką tada daryti. Tai sistema veikia taip, kad aš pirmiausia pagaunu, kad būtų bent vienas pardavimas ir tada kažkiek kartų žmogus turėtų nusipirkti, tai yra tas nurturing periodas,
kada aš nusimatau, kad tas naujas klientas dar turėtų pas mane kokius 2, 3, 4 kartus nupirkti, kad jisai perprastų sistemą, priprastų prie asortimento ir taip toliau, ar ne? Ir tada jau jisai tampa lojaliu klientu. Ne tai, kad mes susikūrėm savo lojalumo kažkokią ten member club ir taip toliau, pirmą kartą nupirko, subscribina ir jau čia mano memberis, bet vat būtent iš tos marketinginės pusės, kad neužtenka vieno to nupirkimo, nes tam, kad žmogus būtų lojalus, iš esmės būtų lojalus, niekada aš jį vadinčiau lojaliu, tai jam reikia tam tikro pirkimų skaičius ir tada jisai papuola į lojalumo duomenų bazę. O paskui įsijungia jau kiti momentai, tai yra, kas vyksta su ta lojalumo baze, kokie tenai segmentai yra, kurie man atneša didžiausią naudą, didžiausią pelningumą ir tada aš juos bonusuoju vienaip ar kitaip ir stengiuosi juos išlaikyti, kad jie pas mane nepabėgtų. Tai va tas pabėgimas yra vadinamas churn rate ir geriausia būtų, kad nauji lojalūs nariai, kurie ateina į lojalumo duomenų bazę, nu tarkim ten suma X, ar ne, nu ten ne suma, skaičius X, ar ne, 100 žmonių per metus, kad 100 atkritimų nebūtų, nu nes visą laiką bus kiek įteka, tiek išteka, ar ne, tai vat vieni veiksmai yra prisitraukti naujus vartotojus, kita dalis tai yra ką daryti, kad tų vartotojų aš neprarasčiau, tai kažkokia komunikacija, valdymas tų klientų ir taip toliau, tai vat yra kita ta dalis, žodžiu, ir tą reikėtų vis dėlto žiūrėti, nes pabėgęs klientas, jisai labai jau brangiai kainuoja. Vėl iš naujo savo užsikrauti kažkokį tai klientą yra labai nepatogu. Šitam dalykui iš tikrųjų visai gerai veikia visis tas naujienlaiškių sistemos, kur gavus sutikimo, be abejo, negalima kitaip jo spamint, nes tai būtų spamas. Tai naujienlaiškių sistemos, ką leidžia daryti, jos leidžia prisirišti tiek prie tam tikrų veiksmų klientų, tarkim, tas pats apleistas krepšelis ir jam priminti, pasveikinti su registracija, pasveikinti su apsipirkimu, po apsipirkimo nusiųstum automatinę žinutę po 5 dienų, kad jisai atsiliepimą parašytų apie tą prekę, apie savo patirtį pasidalintų. Tiek, tarkim, jeigu žinom, kad ta prekė susinaudoja per mėnesį laiko, tai po mėnesio laiko arba po 3 savaičių galima dar vieną e-mailą siūsti, kad tikriausiai jau sunaudoja tą prekę, galbūt reikia papildymo. Tai visai tam tikrai ta logika, ką mes galim daryti automatizuotis būtent veiksmais. Čia svarbu turbūt paminėti, kad visam email marketinge didžioji dalis visos naudos, visų tų papildomų pinigų ateina būtent iš tos automatizacijos, kurią vieną kartą teisingai sudėliojus galima tinkamai po to tiesiog automatiškai siunčiasi e-mailą, automatiškai klientai ateina ir tarsi niekas nieko nedaro, bet pardavimai egzistuoja. Tai yra viena iš tokių svarbių vietų, ką mes pastaruoju metu su Omnisend platformą darom. Tai tikrai rezultatai, sakyčiau, taip įspūdingi palyginus su bendrai, kai to nedaro Slim. Pritarčiau iš tikrųjų, nes pas ne vieną jau klientą žiūriu ir tikrai daugelį procesų tu pradžioj prasibandai rankiniu būdu padarai vienokius ir kitokius siuntimus, ten segmentus kažkokius pajudini ir jeigu matai atsaką, tada tu tiesiog automatizuoji tą sprendimą ir staiga tu pamatai pardavimus per automatizaciją, kur nereikia laikyti vadybininko, kuris tau kurtų tos naujienlaiškius, ar ne, tu tiesiog pradirbai vieną, pasipilotavai, suveikia ir tada automatizuoji sistemą. Tai bet čia labai geras momentas, tai pritarčiau iš tikrųjų, kad Omnisendo, nežinau, gal ir kitos platformos tą daro, bet dabar šiaip nemažai iš tikrųjų lietuviškų įmonių bendradarbiauja su šitą įmonę ir matau iš tikrųjų didelę naudą ir džiaugiasi visi. Bet ar žinai, pagalvojau, iš to, kad tu kalbėjai, dažnio klausimas, ar ne? Nes ko tu nori iš lojalaus kliento? Nu gerai, atėjo pas tave, ten vieną kartą nupirko ir taip toliau. Bet norisi, kad tas žmogus ateitų dažnai ir tada klausimas, kiek dažnai, nes, čia restoranų versle, nes man tenka matyti įvairiausius tos verslus, tai 2 kartai per metus jau yra čia labai gerai, žodžiu. Tai elektroninė parduotuvė tikriausiai, jeigu pas mus 2 kartus ateitų, priklausomai iš ko ką parduodam, jeigu aš pardavinėčiau ten elektroniką ir pas mane klientas 2 kartus per metus apsilankytų, tai tikėtina, kad labai gerai būtų. Bet, aišku, visi nori padidinti tą dažnį, ne, kad dar kartą sugrįžtų, nes dažnis yra vienas irgi iš tų kriterijų, kur jeigu nori padidinti pardavimus, tu gali per dažnį padidinti. Bet čia žiūrėk, dar vienas yra momentas, kad
jeigu tu nori, kad klientas sugrįžtų dažnai, tu turi išsilankstyti savo asortimentą ir pasižiūrėti, ar jisai turi ką dažnai pirkti. Čia kaip pavyzdys, elektroninių prekių parduotuvė, ar ne? Nu tai kiek tu skalbenkę gali pirkti, ar ne? Tai pasižiūrėkit, kaip asortimente gudriai atsiranda, pavyzdžiui, kava, ar ne? Nu, ne žmogus pakankamai dažnai, ten kas 3, gal 4 savaitės, priklausomai nuo to, kokį kiekį užsiperka, jisai sugrįžta. Tai kai jisai sugrįžta ir dažnis yra, kažkoks judėjimas yra, tas klientas, jisai pereina greitai per checkouto procesą, jisai viską žino, papildomai asortimentą naują pamato, ar ne? Ir tas yra. Tai va čia labai savikritiškai reikėtų išsilankstyti asortimentą ir pasižiūrėti, ar jisai turi ką dažnai pirkti. Nu, nes galbūt aš ten parduodu tik tokias prekes, kur žmogus kartą per penkmetį ar ne nusiperka. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad aš kiekvieną kartą esu pririštas nuolatos generuoti savo išorinį srautą žmonių, kurie manęs nežino, dalyvauti konkurenciniai kovoje ir taip toliau. Kai tuo tarpu aš galėčiau strategiškai labiau galvoti apie tai, kad aš pasigaunu žmonės, su jais gerai elgiuosi, ta vat lojalumo ar ne duomenų bazė, kaip pats sakai, ar ne, ten su tais automatiniais laiškais ir viskuo, ir stebint, aišku, kad atkritimo churn rate'as nebūtų didelis. Ir tada per asortimentą dažninti jų apsipirkimą. Čia būtų labai geras momentas iš tikrųjų. Ja, ir labai svarbus irgi momentas, tu paminėjai apie atsiliepimus. Tai irgi bandom edukuoti savo auditoriją, kad labai svarbu rinkti tos atsiliepimus, nes statistiškai, toks man asmeniškai neįtikėtinas iki šiol dar skaičius, bet 84% lankytojų tiki tais atsiliepimais, kuriuos mato tinklalapyje, lygiai taip pat kaip savo draugais. Tai vos ne visi, galima taip beveik pasakyti. Tai ir tie atsiliepimai iš tikrųjų, jie neturi būti padirbti, nes už padirbtus galima ir baudos sulaukti. Negali, žinok, pateisiškai dabar taip yra, kad jeigu pagautų kažkas, tai šalti. Turi įrodyti, jo. Praktiškai jie gali kabinėtis prie kiekvieno atsiliepimo ir turi įrodyti, iš kur gavai, kada gavai ir panašiai. Ir labai iš tikrųjų teisingai, nes matyt, tom pradėjo jau piknaudžiauti per stipriai. Bet jeigu žiūrėti iš tos legalios pusės, tai tų atsiliepimų turėjimas yra labai didelis aukso luitas, kurį tikrai verta gauti, jais džiaugtis, afišuoti juos, tiek per tos pačius rekvizitai LT portalą, nes dažnai ir ten į mane pažiūri, tiek mane patikimą, ką apie ją šneka, tiek savo paties tinklalapyje, parduotuviai, kad paskatint žmonės mažiau bijot ir jiems parodyti, kad viskas čia bus gerai, nepatiks, grąžinsit ir iš esmės tas šokinėjimas aplink klientą, kuo toliau jis labiau turėtų būti. Nes įmant, tarkim, Amazoninę prekybą, turiu nemažai pažįstamų, kurie Amerikoje prekiauja Amazono prekyvietėj, tai ten yra esminis dalykas, tai yra laimingas klientas. Jie sutinka nusiųsti prekę, negauti už ją pinigų, bet kad tik tai negauti neįdimą atsiliepimą, nes vienas kitas neįdimas atsiliepimas ir gali uždarinėti vos ne savo tą parduotuvę. O Lietuvoje... Tai didelė yra, jeigu tik tai pamatys, kad kažkas ne taip, tai ėmiau ir peršokau, ypač elektroniniai prekybai, kur yra ganėtinai paprasta tą padaryti. Bet žinai, kas, tu sakai, žinai, apie tuos teigiamus atsiliepimus ir taip toliau, bet aš, žinai, visą laiką galvoju, mes, gal labai dažnai susikoncentruojam, žinai, ką čia marketingas turėtų su tais atsiliepimais padaryti, bet kiek teko, ir įmonių viduje dirbti, tai yra aukso vertė pačiai įmoniai, nes jeigu tu darai nesąmonės ir tau klientas pasako, kad tu darai nesąmonės, tai yra wow, nes dažniausiai vartotojai jie nieko nepasako, jie tiesiog dingsta. Ir čia yra didžiausias, minusas įmoniai, nes iš esmės tu varai, o kodėl tau nesiseka ir kodėl klientai pas tave nesugrįžta, tu taip ir nežinai. Tai aš sakyčiau, kad tie atsiliepimai tiesiog yra prievolė, net negalvoti apie tai, kad tu galėsi paskui jais pasinaudoti kaip word of mouth, nes labai teisingai pasakai, kad žmonės pasitikė kaip ir rekomendacija, taip pat veikia, ar ne? Bet tuo pačiu tu nebesi aklas, net ir tas blogas atsiliepimas yra labai geras momentas. Ir visai neseniai čia mokslinius tokius straipsnius skaičiau, nes dėstau universitete ir buvo tokia, žinai, tema būtent apie neigiamus atsiliepimus. Tai yra tyrimais net įrodyta, kad jeigu įmonė kažką padarė blogai, gavo atsiliepimą, bet visą tai išsprendė gerai, tai lojalumas ir reputacija tos įmonės yra kur kas aukštesnė negu tos įmonės, kuri niekada negavo blogo atsiliepimo. Tai yra wow, aš įsivaizduoju, kad
šiaip nesu mačius, kai kur būna, kad suvaldo ten atsako, mes labai atsiprašom ir taip toliau. Lietuvoje nesu mačius ir tikiuosi, kad pamatysiu, kad yra į komunikaciją ištraukiama ir negatyvus tas atsiliepimas, kad žiūrėkit, va čia buvo taip ir taip ir taip. Ir tada kaip buvo išspręstas šitas klausimas. Nes ką jisai parodo, kad įmoniai ne vis vien, klientas tai įmoniai rūpi ir jisai žinos, kad jeigu kažkas atsitiks, šita įmonė prisims atsakomybę. Ir čia yra irgi toks aukso vertės, sakyčiau, momentas. Tai vienareikšmiškai generuoti, automatizuoti, surinkinėti, ką įmonės dabar po biškį pradeda daryti. Ne, tai telninkme tikrai tobulėja. Tai galvoju, turės turbūt pradinės, turės, kaip sakėjai, primityvius, turės pirminius žingsnius, bet manau irgi yra, tikiuosi, bus aukso vertės tiems, kurie žengia dar į elektroninę prekybą. Čia tokiam pamastymui, žinai, kur tipo sustoju ir galvo, aha, o šitą darau ar nedarau, gal reikėtų įlysti ir padaryti, žinai. Toks gal tikslas net pokalbė, žinai, kad žmonės tiesiog pasigalvotų, pasimastytų. Jo, nes iš tikrųjų, nuo ko pradėjom, tai nuo visos tos statistikos, kad ją iš tikrųjų labai lengva surinkti, bet sunku su ją dirbti, kai nežinai, kaip dirbti. Toks turbūt pagrindinis momentas, nes Google Analytics įdiegti čia pusę valandos pačiam skaitant mūsų instrukcijas ir baigta, o po to, ką su ją daryti, ten jau reikėtų šiek tiek galbūt daugiau tokių įžvalgų ir kartais, net sakyčiau, iš išorės geriau netgi matosi, negu sėdint viduje, nes sėdint viduje tarsi žinai savo problemas ir nenori iš jų išlysti, iš išorės dažnai tas būna, kad pasimato visai kitaip. Tad... Aš sakyčiau, kad yra taip, kad tu žinai savo problemas ar ne, bet iš įmonės perspektyvos, prekybinė įmonė, tarkim, tu žinai, kad ten ar su tiekimu yra, ar ten su kažkokiais, nežinau, terminais, litavimo, pristatymo, ar ne, yra problema, tu sprendi. Bet kas atsitinka? Iš esmės, šiaip pardavimas tai yra mainas tarp įmonės ir tarp kliento. Ir tu eini pas klientą ir sakai, duok man pinigų. Ir jis sako, kodėl aš tau turiu duoti. Tai vat, jeigu tu mastai tik iš savo įmonės perspektyvos, atsitinka problema, nes tu net nesupranti, ko tas klientas nori ir kaip jisai masto ir taip toliau. Tai vat, visa šita informacija, ką mes su tavim šnekam, aš sakyčiau, kad tai yra galimybė pažvelgti iš kliento perspektyvos. Kaip veikia klientas, kokia yra jo elgsena tam, kad aš galėčiau iš įmonės perspektyvos jam duoti didžiausią grąžą, naudą ir taip toliau. Tai, nes kitu atveju tai yra tik tai vienos pusės matymas. Matau vieną pusę, kitos nematau ir viskas. Ir vyksta nesusikalbėjimas ir nesuprantu, kodėl. Ką, ačiū tau labai už laiką, įžvalgas, patarimus. Ir tikiuosi labai, kad mūsų auditorijai tai bus įdomu, naudinga ir tikiuosi rytoj bus geresni negu šiandien. Tai visada taip ir turi būti, kad rytoj būčiau geresnis negu šiandien. Ką, ačiū tau labai. Iki sekančio. Ačiū tau.